Vainagių girininkijoje rudenį rūpesčių ne ką mažiau nei kitų metų laiku. Nudirbti visus darbus 14 čia esančių darbuotojų sunkoka, todėl pagalba iš šalies visada reikalinga. Šiaulių miškų urėdas džiaugiasi kasmet sulaukiantis talkininkų. Visuomenė keičiasi, kaip ir valstybė jauna, taip ir žmonės formuojasi kartu su valstybė, o taip, kad reikalinga, pirmiausia tai, kad padoriai elgtųsi gamtoje. Antra, yra tokie darbai kaip šie, piliakalnio tvarkymas, landšaftinių kirtimų, kad visuomeniai matytų, kad išryškintų, o čia reikalinga be galo daug darbo rankų, būtent. Ir tai savotiškas impulsas visiems, ir visuomenė, ir mum pagalba. Piliakalnio prieigas tvarkantys talkininkai sako, kad darbas gamtoje vienas malonumas. Per trumpą laiką atsirado didžiulė krūva šakų. Aš jaučiuosi puikiai, oras nuostabus, gamta graži, karšta. Nešant šakas man kilo daug gerų minčių. Tie bedarbiai, pseudo bedarbiai, kurie tiesiog simuliuoja nedarbą, čia labai gerai būtų įdarbinti ir tikrai darbo yra daug, o tai, kad yra norintis nedirbant gauti pinigus, gyventi iš valstybės kišenės, ne tik iš valstybės, bet iš dirbančių žmonių kišenės, tai aš manau, kad tai padarytų didžiulę pažangą, mažinant Lietuvoje bedarbystę. Pelkių apjuostas piliakalnis yra šalia Vainagių ežero. Vietiniai žmonės pasakoja, kad piliuku vadinamas kalnas supiltas rieškučiomis, o jį per pelkės vedusi medgrinda. Archeologinių tyrimų metu atrasti rieduliai rodo, kad čia galėjusi būti alkavietė. Tarpukaryje ant piliakalnio vykdavo net teatro vaidinimai.